veiklos partneriai Vilbra, foto video prekių ir paslaugų lyderiai Lietuvoje. www.vilbrafoto.lt. Šiandienos laidą pradėsime tęsdami praėjusios savaitės reportažą iš Energetikos ir technikos muziejaus. Transporto ekspozicijos kuratorius Ričardas Žičkus toliau tęs pasakojimą apie istorinius Opel markės automobilius. Priminsime, kad muziejus savo kolekcijoje saugo 3 Opel koncerno dar 4-ajame dešimtmetyje pagamintus eksponatus. Be Opel 1,3 litro čia galime rasti ir Opel 2 litrų variklį turintį automobilį. Pastarasis galėdavo išvystyti 36 arklio galias. Jau jis yra didesnis, turi ne 4, bet 6 cilindrų variklį, tačiau variklio konstrukcija dar yra pakankamai archaiška. Tai yra variklis yra apatinių vožtuvų, tai šiek tiek galingesnis variklis, automobilio variklis yra ir savaime suprantama yra ir didesnis automobilio salonas. Tai, sakykime, vidutinės klasės jau automobilis, kuris yra 4 durų, 5 sėdimų vietų salonas yra ir įjungus posūkį pakildavo raudona vėliavėlė, kurioje degdavo lemputė ir tai reikšdavo, kad automobilis, sakysim, šiuo atveju ruošiasi sukti į kairę pusę. Tuo metu, sakykim, 4-ojo dešimtmečio pradžioje, žinoma, laikrodis automobilyje buvo toksai kaip rimtos prabangos elementas. Šie Opeliai turi tradicinę, sakyčiau, senovišką pakabą. Tai yra priklausoma priekinių ir galinių ratų pakaba, tai yra skersinė ašis, kuri yra pritvirtinta prie rėmo lingių pagalba. Tai yra ir priekyje, ir gale yra lingis. Įdomu tai, jog 4-ajame dešimtmetyje gaminti Opeliai gale turėjo tik vieną žibintą. Jo paskirtis buvo apšviesti valstybinį numerį, o taip pat jis veikė ir kaip stop žibintas. Atsarginio rato vieta tuo metu automobiliuose kartais skirdavosi. Praėjusią savaitę mūsų apžvelgto Opelio 1,3 litro modelyje atsarginis ratas įmontuotas automobilio viduje. 2 litrų Opelis siekiant maksimaliai didelės bagažinės talpos ratą montuoja išorėje. Dar vienas eksponatas Opel Super 6 turėjo 2,5 litro tūrio variklį, gebantį sukurti 55 arklio galias. Čia mes turime 2 vietų kabrioletą su papildoma sėdynė, kuri buvo automobilio bagažinėje. Atidarius bagažinės dangtį buvo galima specialių pakopų padaryto ant galinio sparno pagalba įlipti ir įsėsti į šią papildomą sėdynę. Keleiviai salone galėjo užsidaryti kabrioleto stogą, o papildomoje sėdynėje jau jokios galimybės nuo drėgmės, nuo darganos, nuo lietaus, nuo purvo pasislėpti nebuvo galima. Gal dėl to ta sėdynė ir buvo praminta uošvienės sėdynė. Opel Super 6 turi jau gerokai modernesnį variklį, 6 cilindrų viršutinių vožtuvų, tačiau dar vis su apatiniu veleniu. Karštą vasaros dieną važiuojant, kad dar būtų didesnis greičio pojūtis ir kad galima būtų važiuoti tikrai su vėjeliu, tai padarytas dar pakeliamas į priekį stiklas. Manau, kad šis automobilis tikrai nesunkiai galėjo pasiekti 100–120 km/h greitį. Senesniųjų Opelių, kur mes kalbėjom, 1,3 ir 2 litrai Opelių buvo su 3 pavarų dėže, o jau šis modernesnis buvo su 4 pavarų. Važiuoklė šiek tiek skiriasi, jinai yra modernesnė, priekinių ratų pakaba jau yra nepriklausoma. Žinoma, jinai turi labai savotiškai įdomią konstrukciją, kuri šiandien jau beveik nenaudojama, o galinių ratų pakaba tai dar vis tradicinė, yra nedalomas galinis tiltas, kuris prie rėmo tvirtinamas lingių pagalba. Dar vienas neįprastas faktas – mūsų aptariamas Opel Super 6 turi kitos įmonės gamintą kėbulą. Bendradarbiavimas su atskirais kėbulų gamintojais buvo visiškai normalus dalykas to meto automobilių pramonėje. Galima buvo įsigyti automobilį, kuris turėjo tik tai priekinį automobilio dalį. Tai yra visa važiuoklė ir kapotus, priekinę torpedą. Taigi galima buvo užsisakyti jau galinę kėbulo dalį, kokią grinai individualią, kokią norėjo užsakovas. Kainavo šiek tiek daugiau negu serijinis modelis, bet, sakykime, lyginant net vizualiai serijinį
Opelio Super 6 kabrioletą ir žiūrint į šį Glazerio firmos kabrioletą, skirtumas yra savaime suprantama didžiulis. Šis automobilis yra daug sportiškesnis, daug elegantiškesnis, sakykime, net vizualiai gerokai atrodo ir lengvesnis. Toliau laidoje keliaujame į Panevėžį, kur įsikūrusi UAB Grafitus. Šis reportažas skirtas tiems, kurie žiūrėdami į savo išpuoselėtą automobilį vis susimasto. Kažko čia dar trūksta. Galbūt išeitis yra paviršiaus tonavimas specialia plėvele. Netrukus sužinosite viską apie šį vis populiaresnį, liaudiškai sakant, tuningavimo būdą. Gerai nenuvalysi, nenuriebalinsi, automatiškai plėvelė nesilaikys gerai. 50% sėkmės, geros kokybės užkliavimo visą. Pakraščius dirbam specialių gruntų. Jis vizualiai nesimato, bet prilaiko plėvelę stipriau. Nors įmonė plėvelių dengimu užsiima dar tik metus, klientai jau spėjo įvertinti atliekamų paslaugų profesionalumą, o darbų taip pat spėta atlikti itin įvairių. UAB Grafitus direktorius Gediminas Vaitkevičius prasitarė, jog jam asmeniškai jau teko apklijuoti ir motociklą, ir keturatį, ir netgi traktorių. Traktorius teko klijuoti porą karbono imitaciją, vieną krokodilo odos imitaciją. Aišku, visiems keistai atrodė, bet ten buvo parodai ruošiama, kad ūkininkai visus dabar išpirko. Visi turi savo savininkus. Plėvelė nėra jautri mechaniniams įbrėžimams. Jos atsparumas panašus į dažais padengto paviršiaus atsparumą, o smulkius įbrėžimus įmonė nesunkiai gali likviduoti. Plėvelės iš naujo klijuoti neteks. Plėvelė taip pat puikiai atlieka ir antikorozinės dangos funkciją. Realiai netgi gaunasi kaip ir antikorozinė danga automobiliui. Yra plėvelė visiškai skaidri, tik tai dengiasi kaip apsauginė. Nekeičia spalvos, nieko, ypač naujesniam automobiliui verta klijuoti. Spalvos nieko nekeičia, o apsaugo kėbulą nuo smulkių akmenukų, buferį, kapotą, kur daugiausia pažeidžiamas vietas. O geriau plėvelę, tegul pasižeidžia, po kiek laiko galima perklijuoti ir vėl viskas kaip nauja. Jeigu dažai sudaužo, surūdyja kapotas, tada reikia jau šveisti, gruntuoti ir perdažyti. O štai šio elektromobilio stogas yra padengtas modernė vadinamąją 4D plėvele, imituojančią saulės baterijos elementus. Tačiau, kaip paaiškėja, tai kol kas tik projekto pradžia. Praktiškai visai išliks juoda, tik tai šiek tiek bus žalia. Papuošta žalia spalva šiek tiek. Nes toks jau prašymas buvo, kad nebūtų per daug perkrautas automobilis, visas per daug išmargintas. Keli elementai tik tai bus pagražinti, išryškintas, tiesiog automobilio formos išryškintas. Spontaninis darbas bus, aišku, darsime su klientu, savo idėjas rodysim, darysim po truputį ir tęsim darbą. Gediminas Vaitkevičius pabrėžia ir problemas, su kuriomis darbuotojams tenka susidurti atliekant savo darbą. Susiduriam kartais klijuojant su tokia problema, kad automobilis perdažytas ir nepakankamai gerai paruoštas dažymui buvo. Ir plėvelė išklijavus atšoka tiesiog su visais dažais. Ir būna, kad ir pati išorinė dalis klijuoja ir tiesiog lūpasi visiškai dažai nesilaiko. Matyt, jums įdomu ir kiekgi trunka toks procesas? 2,5 valandos. Reiškia, vien kapoto aptempimas kažkur iki 3 valandų. Ja. Įmonė Grafitus užsiima ne tik automobilių stiklų, žibintų, vidaus ar išorės detalių tonavimu plėvele. Viena iš įdomesnių veiklos sričių – tai pastatų tonavimas. Įmonė taip pat prekiauja ir montuoja automobilių parkavimo bei apsaugos sistemas. Jūsų dėmesiui praktinis eksperimentas, kurio metu išbandysime elektroninio draudimo paslaugą. Šio reportažo herojė Afroditė bandys sugriauti nusistovėjusį mitą, jog draustis internetu yra nepatikima ir nepatogu.
Anksčiau jau esame susipažinę su įmonė L-Drauda. Išsamei apie jos veiklą mums pasakojo direktorė Rima Kazlauskaitė, praeiviai gatvėje dalinosi savo žiniomis apie elektroninio draudimo simbolį draudometrą. Jau tuomet sužinojome, jog L-Drauda bendradarbiauja su didžiausiomis Lietuvoje veikiančiomis draudimo kompanijomis, todėl gali klientui pateikti palankiausią pasiūlymą draudžiant savo transporto priemonę. Taigi, norint išbandyti elektroninio draudimo paslaugą, jums tai reikia laukelį suvesti L-Drauda, suvesti savo automobilio numerį, paskui asmens kodą, telefoną, elektroninį paštą, pasirinkti draudimo laikotarpį ir jau paspaudžiu patvirtinti ir aš jau turiu draudimą. Kaip ir kiti, aš maniau, kad internetu yra, kažkaip taip nepatikima sakytis. Bet kadangi teko nuomonę pakeisti. Užpildžius prašomą formą 5 minučių bėgyje jūs gausite apsidraudimo faktą patvirtinančią SMS žinutę, tad visa procedūra neužims ilgiau nei 15 minučių. Internetu apsidrausta mašina yra lygiai tas pats, kas tiesiog eilinis sykį sumokėti mokesčius už telefoną ar komunalinės paslaugas. Taigi, jei vieną dieną užmetus akį į savo draudimo polisą suvoksite, kad jo galiojimas pasibaigė, nedvejokite ir užsukite į ldrauda.lt.